įsimatavau aš vieną skylę, tai iš esmės buvo šita skylė, bet tą patį procesą aš kartojau 10 kartų, nes gavosi čia 2 skylės, ten 1 skylė, čia pagrindinė didžiausia ertmė, kurią reikėjo išpjauti. Ir gavosi tai, kad turiu 2 kriauklės, kurios irgi buvo ganėtinai sunku išsimatuoti. Daugiau tai ten nelabai ką ir buvo papasakot iš tikrųjų. Sunkiausia tai pats matavimas, daugiausia truko pusę dienos kažkas tokio ir visa kita jau išėjo. Dabar dar ką galėčiau pasakyti, tai dėl va tokių dėžučių pjovimo. Čia kadangi matot yra toksai, kaip pasakius, tokia vientisa plytelė, kai tokią plytelę jungia keli gabaliukai, tai čia tarkim vienas gabaliukas, po to apačioj kitas gabaliukas ir čia, jeigu čia storiau ir čia storiau, čia ploniausia dalis, tai turėkit omeny, kad visą laiką šitose vietose lūžta. Tai jeigu kas, galima tada pabandyti visokius kitokius variantus, galima nupjauti galiukus ir tada tą galiuką atskirai įklijuot, bei tada tos plyšius užtaisyti. Nes tokiu atveju čia vargiai išpjausi iš vienos vientisos tokį gabalą ir taip įklijavęs, kad šitą nelūžtų, nes patikėkit, kiek yra tekę bandyti, nežinau, jeigu kas darot, tai tikrai žino. Pavyzdžiui, bandai išpjauti visą laiką, jeigu ir išpjauni, jeigu pasisenka išpjauti, tai tada ateini įdedi ir jinai lūžta tau beveržiant. Va toks dalykas yra labai blogai, iš vienos tai neįdėsi, ypač jeigu siena yra kažkur tais pasisukus, tau reikia paspausti, tu paspaudi ir jinai kažkurios va šitose vietose pokšt ir lūžta. Tai kad šitą išvengti, teko įpjauti, užtaisiau tos tarpus, tenais viskas gerai, nieko nesimatys. Ir ten, nežinau, galima buvo pasitarėm su šeimininku, nes iš tikrųjų tokio pjūvę atlikti beveik neįmanoma. Tokiu gabaliuku, nežinau, jeigu kažkam išeina, tai galite parodyti. Bet kas daugiau sunkiausiai buvo, tai nuo kopėčių teko visas šitas plytelės sudėti ir kadangi tos lubos yra ne visai vienodos, tai teko matuoti kiekvieną plytelę atskirai. Teko šiek tiek daugiau sugaišt laiko, bet iš tikrųjų viskas pateisina lūkesčius, viskas gražiai tenais susidėjo, užsidengia tarpai. Šitose vietose daugiau nieko nėra, tenais labai gražiai atrodo šiaip vonios grindys, gausi grindys tamsios, čia kaip ir ruda tamsiai, tai tokie dalykai, ką teko daugiau pasidaryti, kažkaip keista, kad tenais pasilikau tokį patį tarpelį kaip ir čia, bet čia vos neprisiglaudžia prie pat sienos, o čia šiek tiek yra kažkuriuose vietose plyšelį. Dar ir nieko jau čia nepadarysi, bet čia viskas susitaiso pačiu silikonu arba glaistu, čia plyšio didelio nėra, tik tais tiek, kad jisai toksai vientisai neįsilaiko, nes pačios plytelės jos irgi bus kažkurioje vietoje palinkę panašiai. Tai tokie dalykai. Dar vienas dalykas, kai turiu šlaitą, tai dar teks tokias plytelės, tarkim, čia gabaliukas eina 30 ar 40 cm ir tą 30 kažkas tokio plytelę reikės šlifuoti kampu, kad jinai kuo įmanoma arčiau prisiglaustų prie pačių lubų ir taip sumažintų tarpą bei gražiai atrodytų. Nes kaip ir gipsas yra dabar padarytas, kad jisai prisiglaustų, buvo nupjautas kampu ir visas sudėtas iki pačio galo. Pradėjau bent jau šitą susidėti, kadangi šioks toks įtemptas greitas buvo darbas, tai tada šito nefiksavau visiškai, nes kiek įmanoma iš sveikų susidėjau čia, susidėjau tenais. Šitos, aišku, visos plytelės, ką aš galėčiau pasakyti apie jas, visos susipjaustė vienodai, kadangi tarp gipso atsiradęs plyšys, ne visur jisai kartojasi vienodas, gaunasi toj pusėje prisispaudžia ir jeigu ką aš paimu, dėl ko svarbus dalykas būtų, jeigu ką kiek įmanoma išlaikyti vienodą tiesę, tai bent jau lubos, kad bent jau eitų taip kaip tiesiai, kaip įmanoma, o čia aišku jos taip nėra. Kai kur atsitraukia, kai kur prisispaudžia, tai jeigu kažkur tai teks montuoti, vat matosi šiek tiek čia plyšys, čia jau prisispaudžia šitoje vietoje ir po to vėl pradeda atsitraukinėti. Tai ką aš pasidariau, galėsiu toj neužilgai ir parodyti, vat šitoje vietoje atsitraukia jau daugiau, vėl prisispaudžia ir taip jisai eina per visą
per visą plokštumą. Tai kas gaunasi, tai gaunasi už tai, kad man nevienodai prispaudžia plytelės, o aš aišku iš tikrųjų gali taip tą plytelę vienokią mažesnę išpjauti, kitur gali kitokio didesnę matmenį, bet iš tikrųjų geriau to nedaryti, nes gaunasi tada matysis visoks bangavimas, o ant plytelių, kadangi plytelės gaunasi simetriška figūra ir jeigu tą figūrą dabar pradėsi visai banguot, jinai atrodys nesimetriškai, jinai asimetriškai kaip matysis, tai tada labai pastebimai ir labai bjauriai atrodys. Tai kaip aš dabar galėsiu papasakot, kaip aš pasimatavau šitą plytelę ir ganėtinai paprastai. Turiu aš tai iš tokią metalinę liniuotę, jinai kadangi nesilanksto, man gerai tarnauja va tokiem pamatavimam, tai aš paėmiau toj vietoj, kurioje jau jinai turėtų man prisiglaudžiau prie sienos, tokioj vietoj pasižymėjau apačioj matmenį ir aš jį atsipjoviau, nes dėl ko man reikia pasižymėti toj vietoj būtent tiksliai. Vien dėl to, kad kadangi viskas pjaunasi konusu, tai tu nežinai, kokio konuso reikės ir kiek tada ta plytelė, kad viršutinis sluoksnis ją padengtų kiek įmanoma aukščiau. Tai pasimatavau pagal šitą, susiklijavau nuo šitos iki čia, pamatavau tą viršutinį kraštą ir tada paėmiau, nupjoviau konusą ir jinai visai čia ganėtinai gražiai atitiko. Visos plytelės simetriškai vienodos ir gavosi užsišlifavo kampai, viskas gražiai. Bei ką galėčiau pridurti, tualeto dėžutė gaunasi tokioj vietoj visai graži, jinai per vieną plytelę, tai čia dėsis viena plytelė užsišlifuoja ant kampų ir kaip tik gaunasi pasiliko plytelį įsidėti į tarpą, bet aišku, čia iki tarpo nedėsiu, dėsiu iki jo bent jau kiek įmanoma ir taip visa dėžutė kartosis gražiai. Tai kas lieka tada toliau, šiandien pabandysiu, pafilmuosiu šitą variantą. Čia kadangi šiek tiek įmantresni pjūviai, bet jau manau, kad esat matę, kaip aš tos pačius pjūvius dariau toj sienai, tai nieko naujo nepasakysiu. Kiekvienas, kuris, jeigu yra tekę tokius pjūvius daryti, atlikinėtai puikiai supranta, apie ką aš kalbu, kad jie yra sudėtingi ir paprastam arba mažesnės kvalifikacijos patirties turinčiam žmogui gali būti labai neįmanomas dalykas netgi, bet nenustebkit, iš tikrųjų yra išeitis, pasižiūrėkit senesnius vaizdo įrašus kelis ten, galėsiu įmesti, kad pasižiūrėtumėt, kaip įmanoma tokius dalykus pamatavimus atlikti. Tai tą patį pasidarysiu čia, kadangi skylių turiu 2-3, čia 3 skylės, 4 galima sakyti skylutės, kurias reikės įsigręžti, vardant to, kad susidėti plyteles. Tai dabar vonios dizainas. Jeigu dažniausiai būna darosi vonios plytelės siūlės tuose pačiose vietose, jeigu turim čia siūlę, tenai siūlę, tai dažniausiai tos sienos yra veidrodinės, lygiai greičiai viena kitai veidrodinės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jeigu aš tenais pripjovau 18 arba 20 cm juostelę, jinai turėtų toj pačioj vietoj, kitoj pusėje tokia pati būti, bet vardant to čia, kada gaunasi durys, tokia niša ir kad neįkvot daugiau papildomų plytelių, mes paimsim, padarysim čia 3 sveikos plytelės telpa, beveik 3. Gaunasi 1-2 sveikos ir vieną pripjausiu ten 20 cm ir tenais 15. Tai iš tikrųjų vardant to, kad daugiau išeitų didesnės sąnaudas sunaudoti, tai iš tikrųjų neapsimoka daryti. Tai padarysim tokį variantą ir tada kilsim į viršų, kadangi čia ganėtinai ekonomiškai susideda tos plytelės, tai vakas dabar nusipjovė nuo tos sienos viršaus, dėjosi čia. Aišku, reikėjo panaudoti sveikas plyteles kelias, nes gavosi, kad taip atliko, kiek man tenais 5 plytelės, tai čia 5, daugiau negu 5 susidėjo, tai teko panaudoti sveikų, bet kiek įmanoma, jeigu išeina, tai patarčiau pasinaudoti tokiu dalyku, pasiplanuoti pjūvius, nes taip žinotum tada, kokio pjūvio tau reikia. Tokiu atveju aš paimu šitą plytelę, kurią reikėjo pjauti sveiką, tai kad iš abiejų galų nenutrumpinčiau, aš paėmiau, atpjoviau jos, galima sakyti, 2, nes tokiu atveju 2 aš išpjovęs, dar turėsiu šitas 2, kurias galima panaudoti kuriuose kitose vietose. Bet jeigu aš, tarkim, išpjaunu ir vieną ir kitą pusę, jau tada automatiškai reikėtų kalibruoti, o šitas dalykas, kadangi turim
tamsų paviršių, kai nupjauni, kad ir kalibruojant, tu vis tiek turėsi kažkokį pjūvį arba bent jau vizualiai jisai matysis. Tai geriausia tokias dalykus daryti tokiose vietose, kur mažiausiai matysis, tai aš pasilikau 2 siekesnės plyteles ir bandysiu sudėti šitą sieną. Prieš pradėdamas klijuoti plyteles aš ką pasitikrinu, kadangi šitoj sienoje aš mačiau, jog buvo klijuotas gipsas, jisai buvo atliktas ne taip kokybiškai, kaip aš norėčiau, tai aš norėčiau turbūt pjūvį atlikti šitam kampe, tai geriausiai pradėti man nuo lygiausios sienos. Tai ką aš paimu, dabar kaip ir matosi lazeris pastatytas, jisai spaudžiasi, čia įrėmiau į kampą ir jeigu jisai man visur eina, čia va, matau plytelį, jis trūksta šiek tiek iki kampo, iki pačio lazerio linijos ir toliau iki čia. Tai gaunasi taip, kad man gulščiukas arba ta siena yra nuvirtus taip į šitą pusę arba jinai iškilus, tai arba iškilus tenais, čia nuvirtė. Tai gaunasi taip, kad ką aš turėčiau padaryti, tai turėčiau kryvą pjūvį arba bent jau tą blogą pusę išpjauti šitoj sienos pusėje, negu šitoj. Nes kaip ir dabar, jeigu aš atsuku lazerį į šitą pusę, bent jau į susidūrimą gipso kartono, tai gaunasi tokiu atveju man lazeris eina idealiai kaip ir per kampą visoj juostoje. Tai gaunasi taip, kad šita siena lygiausia ir aš nuo jos turėčiau pradėti klijuoti plyteles, o čia pabaigti bent jau tuo pjūviu. Kitokiu atveju, jeigu pradėčiau nuo čia, man tada būtų kreivai, kažkur tais prisispaustų, kažkur tais įsiskėstų, nes gaunas taip, kad dabar matosi čia įsiskėstų viršui, o pačioj prisispaustų kiek įmanoma arčiau, tai čia negali pradėti sveika plytelė. Jeigu kas, tai visą laiką rekomenduoju pasitikrinti tokius kampus, tokias vietas, nuo kurios vietos prasideda plytelė. Kitokiu atveju, bet kada gali tada įsitikinęs koreguoti visokį planą, jeigu ne, kitų atveju gali susidėti ir pamatysi, kad kažkur tai įsiskečia, įsiplečia ir negalėsi atlikti darbo kokybiškai. Tai vienas toks esminis dalykas, ką reikėtų pasidaryti, įsivertinti tas plokštumas, ar viskas yra lygiai taip, kaip ir turėtų būti, ir bent jau kampus, jeigu pradedama su sveika plytele. Ir kuo ilgesnė siena arba kuo aukštesnė, tuo netitikimai gali būti didesni, tai bent jau atkreipkite arba turėkite omeny. Kaip matosi, dabar susiklijau visas 3 šitas plyteles, šiek tiek sunkiau buvo su išgręžimu, nes ilgiau užtrunkė, bet dabar pasakysiu, kaip padariau vardan to, kad išsaugočiau arba bent jau sužinočiau šitos sienos nuokrypį arba bent jau šlaito dydį. Tai gavosi taip, kad užsidėjau lazerį ties šitą liniją iki pat viršaus, pasimatavau atstumą nuo aukščiausio krašto iki čia, palikau tenais kelis milimetrus, po to užsidėjau kampų ieškiklį, tai dažniausiai prisiglaudžiau prie lazerio linijos ir tą patį matmenį, kurį aš tenais perkeliau ant vienos plytelės. Turiu kampą, bent jau su šitu kampų ieškikliu aš paimu vieną plytelę, pasižymėjau atstumą, nežinau, jeigu matosi, tai matosi, bet šitą suradau kampą, arba kokio kampą reikia nupjauti ir gavosi taip, kad sudėjau 2 plyteles, prisidėjęs tokį tarpą, kokio man reikės, nes kitokio atveju nepavyks tiksliai pamatuoti ir gavosi nusibrėžiau liniją. Tai dabar, ką aš padarau, vieną išsipjaunu, pabandau prisidėti ir jeigu man viena plytelė tinka, tai yra didelis šansas, kad ir kita tiks ir aš galėsiu tada 2 bent jau ir sudėti, jeigu viskas gerai, tai galėsiu net ir įsimatuoti 3 plytelę. Žodžiu, taip, istorija tokia, išsipjauau šitą plytelę, paėmiau, prisiglaudžiau prie sienos, viskas man atitiko su kampu, su dydžiu, viskas labai gerai, tai paėmiau ir tada nusprendžiau dar pačią viršutinę užsidėti ir užsibrėžti bent jau pagal šitą, kad kampas nesiskirtų, jinai eitų visą tiesi. Tai gaunasi taip, kad pasiėmiau, pasižymėjau ir yra didelė tikimybė, kad ta plytelė, kurią aš pasiguldęs dabar ant grindų, jinai man irgi tiks. Tai dar vieną tokią variantą padarysiu, atsižymėsiu šitą irgi dar vieną, kad paskutinė jau būtų viskas kaip ir aišku. Tai, manau, bandysiu dabar įsipjauti ir žiūrėsiu, kaip gausis tenai sudėtas plyteles, ar reikės korekcijų, ar nereikės korekcijų. Turiu aš jau ir dėžutę
dėžutė padaryta, turiu ir dar vieną sieną, kurios tikrai nefilmavau, nes gausi, aš manau, kad jau supratot jau iš ankstesnio vaizdo įrašo, kaip aš tos pjūvius atlieku, ką pasimatuojat, ką pasidarot. Tai dabar jeigu kažką galėčiau papasakoti, tai galėčiau papasakoti apie pačios dėžutės dalyką. Gaunasi taip, kad čia nušlifuota 45 laipsnių kampu, nenaudojant jokio kampo dėžutį sujunginėt. Gaunasi taip, kad tu nušlifuoji pačią plytelę, principe, suglaudi vieną prie kitos ir palieki bent jau minimalų kokį tarpelį. Tai atsiprašysiu. Gaunasi taip, kad tą tarpelį palikęs, užtaisai su silikonu glaistu, dažniausiai tai aš dar įtepu klijų, kad iš tikrųjų tas 45 laipsnių kampas tarnautų taip pat kaip ir kieta medžiaga, kurios negalėtum nudaužti ir sulaužyti. Tai čia gautasi, kad šiek tiek patikimiau, bet aišku, kai tu tau klijai ištrykšta per kampą, aš dažniausiai nubraukiu arba nuvalau su kempinė, tai su šepetuku dar pavalai šiek tiek į viduje, kad tų klijų būtų galima užpildyti kažkokiu tai užpildu. Vieni kiti bando dar tenais užglaistyti su epoksiniu glaistu, tai jisai, aišku, patikimai, bet jie, kad jau dėl tokio kampo pirkinėja tokius brangius epoksinius glaistus ir plaudinėja ten 2 kartus per kelias dienas, tai būna sudėtinga. Taip, kad ta dėžutė man buvo nesimetriška, tai jeigu tenka atkreipdėmėsi, tai aš čia matau, man visai idealiai gaunasi pagal siūlę, o šitoj pusėje gaunasi plytelė išlenda už siūlės krašto. Tai vienas dalykas, dėl ko taip gaunasi. Gaunasi taip, kad tas, kas montavo šitą gipsinę dėžutę, gaunasi taip, kad gipsas šitoje vietoje buvo prasilenkęs ir gaunasi taip, kad jisai prasisuka. Ir matyti dėl to, kad profilis neteisyklingai sumontuotas, bent jau nepasižiūrėjo įstrižai ir išilgai. Jeigu viskas ten gerai, tai būtų sumontavęs. Ir gaunasi taip, kad man apačioje didesnis tarpas lieka, o viršuje aš jau nebeturiu nieko praktiškai. Tai šiek tiek nueina gulšiukas. Tai ką aš padariau, tai gavosi taip, kad teko va šitą plytelę atitraukinėti nuo krašto, taip iškišant ją vienoje vietoje daugiau negu kitoj, bet vardant to aš tada išsaugau čia, nes čia tada išsiskečia plytelė pati, gavosi tarpas vienodas čia, o čia jau būna atvėpsta, nes vien dėl to, kad kažkurioje vietoje guziukas yra arba gipsas išlenktas į vieną pusę. Būtų geriausia, kad idealiausiai jinai būtų mažesnė negu reikia. Tai iš viršaus tarpas didesnis buvo negu man reikia, aš tada uždėjau daugiau klijų ir taip uždėjau viršutinę plytelę, tai su jie tenais turėjau daugiau vietos korekcijom, jeigu kas būtų galima pakoreguoti, bet su kraštais tai buvo ganėtinai sunku, nes tarpas buvo 59, atrodo, ir ten atrodo 59. Tai gaunasi taip, kad dvi plytelės susijungiančios 45 laipsnių kampu, ta plytelė 59 ir 7, o jeigu tenais dvi sujungiant, tai čia apie gaunasi dar įsikiša 8 mm, tai taip vos idealiai. Jeigu dar kažkur tais kažkokia klaida būna su gipso montavimu, tai būna kažkur įsikiša ir tada gaunasi vienoje arba kitoje vietoje, nebeprisispaudia, išsikiša ir neina taip sujungti. Tai geriausia atkreipkite dėmesį, kokias montuoja plyteles, jeigu taip, tai atkreipkite dėmesį, kokio dydžio ir ar dėžutė yra tokio dydžio, kokio reikia, nes jeigu jinai didesnė, tai jau blogiausias variantas, kas gali būti, tai jums neišeis tai padaryti, kaip norėjot, o geriausių variantų 45 laipsnių kampu, tai ta dėžutė turi būti mažesnė. Ką aš jeigu pasiūlyčiau jums montuojantis, tai galima pasižymėti centrą šitos plytelės iki pačio viršaus ir taip tada daryti visus montavimus, visas skyles, bet ką aš galėčiau dar geresnės rekomendacija būtų tokia, bent jau geresnė, tai pasiimti nuo viršutinio krašto, užsidėti lazeriuką ir tada jau, kai žinai, viršutinį kraštą, nuo pačio viršutinio krašto ir nuo plytelės sujungimo matuotis visas tas skyles. Kitokiu atveju būna sunku, jo suprantu, bet ką jau padarysi. Dabar variantas toksai su pačiom skylėm. Vieni daro išpjovimus, tai tarkim išpjauna taip, visą trikampį, tenais kvadratą galima sakyti išpjauna.
per visas šitas skylės. Aišku, tai nieko neskau, yra viskas gerai, nes tualeto bakelis jisai paslėpia šitus niuansus, tai nieko tenais nesimato. Tik tai tiek, kad svarbiausia, taip kai pjauni tokius niuansus, tai reikia įsivertinti, kuo įmanoma minimalesnį tarpelį palikinėti, nes tada būna labai sudėtinga, jeigu čia ateini su didelė kvadratinė skylė ir tada tualeto bakelis nebepaslėpia tos skylės ir matosi tenais. Nes šiaip jisai kažkur tais pakyla, dar čia kažkur tais turėtų būti unitazo bakelis. Tai tokiu variantu reikėtų pasisaugot, jeigu kas, turit idealiai pasimatuoti. Šiaip dažniausiai yra internete nusipirkti šablonai, arba galima pasidaryti pačiam šabloną. Tai ką iš kartono pasiėmė, prisiglaudė, įsipjovė kiek įmanoma arčiau visų šitų skylių ir tokiu variantu tu išpjausi tas skyles be jokio vargo. Tai kadangi ta dėžutė truko gaunasi visą dieną, nes kaip 45 laipsnių kampu pripjauti, aš toj galėsiu parodyti jums, kaip jisai prisipjauna, tai reikia tik tais pasirinkti gerą pjaunamą diskelį. Aš pasirinkau grinai 45 laipsnių kampui skirtą diskelį, tai su tuo diskeliu man jisai ir prapjovė ir prašlifavo ir kadangi jisai yra dėl savo storio, jisai turėjo patikimesnį kraštą ir gaunas taip, kad jisai netaip linksta, nes jeigu su paprastu diskeliu pjausi, ta pjūvio linija visai banguoja ir gaunasi negražumai. Tai tarkim, kažkur tais reikia pašlifuoti, prapjauti dar kartą, kažkur tais išsikiša guzą, padarai kalną ir panašiai. Dauguma pjauna 45 laipsnių kampą su vandeniniam stakliam, turi yra papildomus priedus, kaip matot, aš irgi turiu 45 laipsnių skirtą pjūklą, tai jisai prapjaus, viskas tenais gerai, bet kas geriausiai, beveik rankinių būdų, tai niekas yra nepamainom, vien dėl to, kad tu bepjaudamas pamatai pagal plytelės nelygumus, tu tą pjūvį ir palieki. Nes jeigu tu pjausi idealiai visiškai lygiai, kažkur tais prisispaudžia, kažkur tais ne, tai ta plytelė vos praktiškai turi būti idealiai tvarkingai lygiai, nes jeigu kažkur kažkoks kampas nueina į apačią, eidamas tiesiai, tu gausis, kad vienur palieki kraštelį storesnį, kitur jau gausis, kad iš viso tos kraštelio nebelieka. Tai dabar ką aš turiu, tai tarkim, paprasčiausia dauguma tai pjauna su diskeliais, paprastais kampinių šlifuoklių. Aišku, galima staklės pasiimti, bet čia jau nuo pačių plytelių priklausys lygumo, tai ne visą laiką nustebkit, kad idealus vaizdas, nors kad ir su elektriniam staklėm tu prapjausi, visą laiką bus idealus vaizdas toks, kaip ir tu norėjai. Tai ką gaunasi taip, kad aš dažniausiai pasistatau pačią plytelę horizontaliai ir tada, kai pasiemi kampinį šlifuoklį, įsistatai, iš pradžių palieki, pasidarai pjūvio liniją, kad jisai eitų kiek įmanoma tiesiau ir po to visą kitą labai neskubėdamas važiuoji ir šitaip tu prapjauni. Tai kas svarbiausia, esminis dalykas yra neskubėti, nes 45 laipsnių kampui, kadangi dėl savo konstrukcijos diskelis turi būti ganėtinai masyvus, kitokiu atveju gaunasi didesnė apkrova vienoj pusėje diskelio ir tarkim, jeigu turim paprastą diskelį, kaip ir matosi šitoj vietoj, jisai paprastas pjaunamas diskelis. Šitie diskeliai labai greitai įkaista, jie per savo kaitimą išlinksta ir gaunasi ta pjūvio kokybė netokia, jinai banguoja, kai kur prisiglaudžia, kai kur neprisiglaudžia, todėl visą laiką geriausiai naudoti tam tikrą skirtą diskelį, nes aš kažkada tais irgi galvodavau, kad tas vienas diskelis viskam tinka, bet ne, iš tikrųjų viskam jisai netinka, nes dabar yra tokios technologijos, kurios dabar leidžia atlikti tam tikrus pjūvius, anksčiau tokių dalykų nebūdavo, tai gyveni, kaip sakant, ir mokysi iš klaidų ir gaunas tobulėj. Tai tokiu variantu pasidarai iš pradžių pjūvį, jeigu tu patenkintas ties pačiu kraštu ir tada gali važiuoti link galo. Aš dažniausiai palieku čia kažkur tais nuo glazūros milimetrą, vien dėl to, kad jeigu tu eisi šlifuosi, pjausi, tai kad nepažeis pačios glazūros, nes būna užkliudai su diskeliu netyčia kampą ir tada jisai tau tiesiog nuskylo. Tai tokią variantą visą laiką bent jau pataikysi, nebijokit, visą laiką galima pasipraktikuoti, galima dar tą plytelę pačią pasiimti
paimti, jeigu jinai yra mažesnė, pasistatyti 45 laipsnių kampu arba kažkas tokio panašaus. Šiaip dažniausiai rekomenduoju ne 45 laipsnių kampą pjauti, o geriausiai tai būtų jisai tokių didesnis kampas negu reikia, tai kad ir ten 45-7 kokie laipsniai ir ten daugiau. Kuo daugiau prapjausi, tuo mažesnė tikimybė, kad tavo esamas kraštas jisai maišys. Tai visą laiką geriausiai įsivertinti tas staklės, jeigu norit pirkti vaneninės ar tenais kažką tokio panašaus, tai visą laiką geriausiai įsivertinti, ar tas 45 laipsnių kampas jisai nusileidžia, pasidaro daugiau negu reikia, ar ne. Jeigu pasidaro daugiau, viskas gerai. Jeigu ne, tai tada yra didelis trūkumas, nes įvairiose situacijose būna taip, kad reikia tą plytelę pasukti, paversti ir būna tada tas kraštas, kuris yra dar papildomai nenupjautas, arba nupjautas idealiai 45, tai dažniausiai turi būti tos sąlygos ir fiziniam pasauliu, tai tarkim turi būti dėžutės unitazų sumontuotos taip, kad būtų visur kampas status. Jeigu to kampo nėra, o taip dažniausiai būna kokie 98% visų objektų, kad tas kampas jisai kažkur tais nubėgęs, tai tu tada neturi galimybės pareguliuoti tos plytelės ir tada tau nežinai, dėl ko blogai gaunasi. Tai vat tokie niuansai su 45 laipsnių kampu ir grįžtam į vonią. Gavosi taip, kad čia gavosi, jeigu dažniausiai darai kaip veidrodinė siena, tai gavosi tas gabaliukas, kuris dabar va tenais man yra sumontuotas, turėtų kartotis čia, bet tiesiog dėl tam tikrų priežasčių, kad gaunasi, kam tada pjausi tą plytelę tenais, gadinti, taip kažkaip nelabai gražiai atrodytų ir plus dar čia 3 tik tais plytelės telpa ir jos gražiai čia pasidengia, tai kam tada tenais išpjaudinė, tai gavosi taip, kad panaudojom sveiką čia irgi sveika, o čia jau pripjauta, tai viskas čia labai atrodo super, tik tais tiek, kad aišku, tas kampas tenais šiek tiek maišo, tai visą laiką, kiek įmanoma, ką aš galėčiau parekomenduoti jum pasidaryti, tai tokias sienas darant, tai gautųsi reikia susidėti sveikas plytelės kiek įmanoma daugiau, jų nepjaustant, jeigu neturim kažkokį pjūvį, tai tada reikia jį apeiti. Kitokiu atveju, tarkim, aš susidėjau šitas sveikas plyteles, kas gali gautis, tai po to žinau, kaip pasimatuoti visas šitas. Jeigu aš tada pradėčiau, tarkim, šitą pjausit, faktas, man taip nesigautų. Tai aš dažniausiai susidedu apatinės kiek įmanoma nepjaudamas jų, aišku, neminint razečių, bet ką aš turiu omeny apie patį nuolydžio pjovimą, tai tada pagal vieną plytelę, suradęs patį nuolydžio kampą ir tą lubų aukštį, aš tada galiu išsipjaudinėti tam tikrą kampą nuolydį ir taip visas tas plyteles išpjaustyti vienu kartu. Man tada reikia vieną plytelį pasimatuoti, visom šitom plytelėm išpjauti. Tai gaunasi taip, kad labai paprastas metodas, kas žiūrėjo matys, žinos. Tai bet kada galite išmėginti, jeigu kas pasakysit, kaip jums sekėsi, tai norėčiau, kad jums pasisektų viskas gerai, tai kaip ir man, bet jeigu kas, galite rašyti tada, jeigu kas nesigavo, galėsim aptarti dėl ko. Tai paprasčiausias metodas, susidedi ir čia atrodo lygtais nieko įmantraus, tik tais tiek, kad sunkiausia pasimatuoti. Tai be abejo visą laiką nieko įmantraus nėra, vien dėl to, jeigu tu moki plyteles dėti, tarkim šituo atveju, kalbant apie pačias plyteles, jeigu moki dėti, moki pasimatuoti, tai viskas tau čia gausis gerai ir lengvai. Tiem atrodys labai paprasta, bet iš tikrųjų išbandžius, tai nė velnio taip nesigauna. Visą laiką pabandykit ir jeigu kas, pakomentuokit. Tai dėkui, kad žiūrit.